apie anekdotus ir apie žmonės, kurie priklauso skirtingoms kalboms, skirtingoms tautoms ir panašiai. Žodžiu, vyksta tokia paskaita apie religiją, apie Dievą, apie istoriją. Ir vienas filosofas sako, nu tai va, sako, mes iš esmės žmonės žemėje žinome, kad pirmasis žmogus buvo anot Biblijos, buvo Domas. O štai mes niekaip negalim žinot, kas bus paskutinis žmogus gyvenime. Žiūri, kažkas kelia ranką. Sako, Marina, prašom atsakykit, jūs žinot. Sako, aš žinau. O sako, kaip bus, kuo jūs vardu? Nadežda. O kaip svarst, kodėl Nadežda? Nu, nes Nadežda miršta paskutinė. Viltis. Viltis. O taip. Dar žinom, kieno motina yra Nadežda. Ja, pirma moteris pasaulyje buvo Ieva, paskutinė bus Nadežda. Nadežda, tai jau taip. Žiūrėkit, kažkada brangus automobilis parodydavo, kiek žmogus uždirba. Nu, šiandien kiek yra skolingas. Beje, 100%. Kodėl, sako, tu verki? Aš vyras, aš neturiu tau atsiskaitinėti. Brangusis, aš tave taip myliu. Šaunuolė. O tu irgi? Aš irgi šaunuolis. Sunku išpešti žodį iš vyro. Panelė ir vyrukas susitikinėja 3 mėnesius kažkur, ryte pas ją, geria kavą. Mergina taip sėdi ir sako, Robertai, žinok, mane kažko tai pradėjo pykinti. Robertas sėdi, o Jėzus Marija, sako, tai greičiausiai čia nuo manęs, žinok, mes galim ir rečiau matytis. Jis mėgdavo rūkyti darbo vietoje. Būtent už tai ir ruošiasi atleisti iš darbo dinamito fabrike, bet nespėjo. Žodžiu, vyksta susirinkimas gydytojų etikos komisijoje. Ir etikos komisijos pirmininkas, profesorius, sako, Artūrai, jūs dirbate psichiatru. Esat profesionalus psichiatras, tą pripažinkime. Bet kodėl jūs miegate su savo pacientėmis? Tai nėra normalu. Gydytojas sako, nu palaukit. Kiekvienas žmogus yra kažkieno pacientas. Kodėl aš turiu miegoti su svetimom? Geras. Na ir dar vieno, aš turiu paskutinį iš savęs. Po to, kai į ligoninę įbėgo nešertas pitbulis, 3 žmonės pradėjo vaikščioti, o 10 pasveiko nuo vidurių užkietėjimo.